Podcastas.lt. Požiūrį gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi Podcastas.lt klausytojai, su jumis šiandieną Justas ir pas mus svečiuose Local Tea arba Tynės bendrai kūrėjas Dovainis Sinkevičius. Sveikas, Dovaini. Sveikas, Justai. Tai Dovaini, aš apie tave pristačiau labai trumpai, gal papasakok klausytams, ką dar veiki, kuo užsiemi. Kuo užsiimu, tai šiuo metu pagrinde visa veikla susijusi su verslu, o šiaip iki to intensyviai daug sportavau, gal 8 metus į sporto salę vaikščiau, knygas labai mėgstu skaityti, prieš verslą pradedant salsą buvau pradėjęs šok žodžių veiklų labai daug, dabar kol kas teko viską aukot. Dovaini, kodėl nusprendei pradėti savo verslo, nedirbti kitiems, kaip čia dabar Lietuvoje ganėtinai madinga dirbti kitiems? Na, aš kažkaip nuo paauglystės jau turėjau tokią svajonę, čia mano gal draugas vienas mokyklos laikų pramušė man galvą su tuo verslu, nes jo tėtis verslininkas ir jis pastoviai apie tą verslą kalbėdavo ir kažkaip tai ir man pradėjo galva suktis apie verslo visokias idėjas. Ir galų gale tos mintis po truputį realizavosi. Ir šiaip norėjusi kažką tai savo susikurti, išbandyti savo jėgas, nes dirbti sistemui sukurto yra viena, o sukurti pačiam savo sistemą jau yra iššūkis. Ir mane visat nuo vaikystės žavėjo iššūkiai, žavėjo tiesiog tai, kas, kaip pasakyti, kas yra sunkiau pasiekiama. Ar teko dirbti prieš tai kitiems? Teko iš tikrųjų prieš atidarant arbatos restoraną dirbau tikrai labai geroj įmonėj. Jinai vadinosi, tiesiog pardavinėjau televiziją. Viasat televizijoje dirbau ir iš tikrųjų įmonė buvo labai gera. Praktiškai eidavau į darbą tiesiog kaip į kažkokį užsiėmimą, niekad negalvodavau, kad tai darbas ir tikrai buvo labai, kaip pasakyti, tinkantis man darbas. Grėsė, kaip pasakyti, grėsė karjeros galimybės, galėjau ten 3 pozicijas pakeisti, bet iš tikrųjų kažkaip teko aukoti svajonės vardan senesnės svajonės. Tai iš tikrųjų gyvenime reikia atsirinkti, kas tau yra svarbiausia ir siekti paskui tai, kas tau yra tikrai iš tiesų svarbu ir iš tiesų įdomu. Tai kokia buvo visa pradžia tavo verslo? O pradžia tai buvo labai įdomi, nes iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo to, kad sugalvojau, kad visgi noriu savo verslo, pradėjau brainstormint, susirašiau į Excelį visas idėjas įmanomas, kokias šovė į galvą ir po to grįžęs vieną dieną pas tėvus, tiesiog begalvodamas apie tas idėjas užmigau ir susapnavau aš tą idėją, susapnavau ten tas sapnas toks keistokas, kartu įdomus buvo. Ir po to pradėjau rinkti informaciją ir turbūt kaip ir daugeliu yra buvę, kas bandė savo kažkokį galbūt verslą ar verslo idėją realizuoti, strigau. Tiesiog susirinkęs duomenis, nežinojau ką daryti ir numečiau į stalčių tą idėją. Ir po to susipažinau su dabartiniu partneriu Justu prieš gal 4,5 metų su juom Škotijoje susipažinom. Ir vieną dieną jisai sako, yra tokia Rotary akademija, pabandyk, pasižiūrėsi. Ir aš įstojau į tą akademiją, gavau mentorių. Ir tas mentorius man nurodė, kaip aš gyvenime galiu toliau eiti, nes aš galėjau kaip vadovas, kaip pardavėjas, ir kaip verslininkas. Ir sako, atsineš savo tą idėją. Atsinešiau aš tą idėją ir pradėjom, sako, įdomi, iš tikrųjų idėją, pabandom, paskaičiuojam, pažiūrim. Jis man pasiūlė padaryti rinkos tyrimą. Tai teko stebėti 17 Vilniaus senamiesčio kavinių, teko stebėti, kaip klientai ką perka, ar jie lieka viduje, ar jie išeina, ar jie arbatą, ar jie kavą, ar jie pyragą perka ir nuo to viskas prasidėjo. Ir kiek grinai trūko visa pradžia? Rinkos tyrimai, bendravimai su savo mentoriu ir visa kita, ir kiek jėgų iš tavęs ir kiek laiko pareikalavo viskas? Iš esmės tai pareikalavo praktiškai metų laiko, kol nuo pačios idėjos, kaip sakant, nuo pačių pirmųjų tų užduočių iki verslo plano užbaigimo ir jo realizavimo, tai apie metai laiko praėjo. O kas liečia laiką, tai praktiškai visą laiką timdavo, nes būdavo darbas nuo 9:30 iki 6.
valdiškam darbė, tada grįžti į namus ar kažkur ir toliau vėl iki kokios 10 būdavo ir iki 1 ir iki 2 reikėdavo sėdėti. Tai praktiškai teko aukot viską. Ir buvo verta? Tikrai buvo verta. Dovaini, ką darytum kitaip, jeigu dabar viską pradėtum iš naujo? Kadangi tikrai viskas išėjo labai gerai, tai man rodos, daryčiau viską tą patį, ką dariau. Tikriausiai su didesnė energija. Ar klausimas, ar su didesnė energija iš tikrųjų teko, realizuojant būtent šitą idėją, ne kartą pasiekti ir fizinės, ir emocinės ribas, tai iš tikrųjų, gal ir, kaip sakant, visat galima padaryti daugiau, tai galbūt taip. Kokie buvo patys didžiausi sunkumai pradžioje? Tai iš pradžių gal vienas iš sunkumų rašant verslo planą buvo susitvarkyti su skaičiais ir su prognozėm, nes iš tikrųjų norint paimti iš banko paskolą, reikia labai smulkiai tuos atlikti skaičius, pelnos nuostolis, balansas, pinigų srautai, lūžio taškai ir suprognozuoti 3-5 metus į priekį yra iš tikrųjų sunku. Tai ten tokia kaip balansą ruošti mums netgi padėjo, nes paprasčiausiai reikia labai daug specifinių žinių ir buvom vienu momentu pastrigę pakankamai stipriai, bet kaip sakant, išlipom iš tų skaičių ir dabar viskas tvarkoja. Kaip manai, kokių savybių labiausiai reikėtų verslininkui? Kokių savybių? Tai iš tikrųjų pasitikėjimo savimi, nes iš tikrųjų, jeigu tu tiki savim, tai tavim pradeda tikėti kiti žmonės aplinkui, pradeda aplink tave burtis komanda stipri, tikinti tavim ir tikinti savim. Kitas dalykas, reikia būti kantriam iš tikrųjų, nes daug kas labai nori visko šiandien, dabar ir čia ir kaip sakant, pradeda nuo deserto, ne nuo main mealo. Tai iš tikrųjų pirmiausia gyvenime reikia, kaip pasakyti, tą pagrindinį suvalgyti, o po to jau mėgautis desertu. Mano toksai požiūris. Tai ne visi supranta, kad iš tikrųjų kartais reikia ir daugiau skirti laiko saviugdai, daugiau skirti laiko savo svajonė ir tik po to draugams, linksmybėms, viskam kitam. Tai iš tikrųjų kantrybė būtent šiuo klausimu, norint pasiekti kažką tais daugiau, tikrai reikalinga. Tai pasitikėjimas savim, kantrybė, ryžtas, manau, kad vienas iš pagrindinių tų savybių, kurias turėtų turėti verslininkas. Dar tikriausiai darbštumas ir žinot, kad reikės nueiti labai ilgą kelią. Darbštumas, taip. Tai dabar galima sakyti, Dovaini, kad tu esi verslininkas, tai kaip atrodo verslininko diena? Kaip atrodo verslininko diena, tai iš tikrųjų atsikeli anksti ryte ir mintis iš karto pradeda suktis apie idėją, apie dienos darbus, atsikeli iš ryto, susitinki su partneriu, susėdi, susiplanuoji dieną, susiplanuoji savaitę ir pradedi tuos darbus vykdyti. Iš tikrųjų, vienas iš svarbių dalykų, kas tikrai praverčia verslininkui, yra sugebėjimas deleguoti darbus. Nes iš tikrųjų, kai pereini iš darbo pozicijos, kai tu tiesiog esi samdomas darbuotojas, po to reikia išmokti pavesti darbus savo darbuotojams, nes yra kai kurių verslininkų klaida, teko girdėti istorijas, tiesiog, kad žmogus yra toks, kad jisai bando pats viską padaryti, nes nepasitikė savo komandą ir dažniausiai perdega. Tai mokomės, darom, deleguojam tos darbus savo darbuotojams, planuojam ketvirtį, pusmetį, metus ir taip ir praeina visą dieną, susitikimai su naujais tiekėjais, susitikimai su galimais partneriais, skaičiavimai, perskaičiavimai, galvoja, kaip viską padaryti geriau ir taip atsikeli su tom idėjom ir praktiškai užmiegi su tom idėjom. Dovaini, kalbėjai, kad verslininkai dažnai nepasitikė savo komandos nariai. Ar pačiam buvo sunku surinkti ir ar dabar labai sunku yra atrinkti tinkamus žmonės į savo komandą? Iš tikrųjų, komandos formavimas prasidėjo, kai susibūrėme patys partneriai. Tai kadangi esame 3, tai vėlgi visi esam 3 skirtingi žmonės, visi turim savo kažkokią patirtį.
Tai iš tikrųjų labai svarbu komandoje mokėti priimti pastabas ir mokėti priimti kritiką, suprasti, kad ta kritika dirbant komandoje yra konstruktyvi. Tai kai tu priimi tą kritiką, priimi pastabas ir tobulėji kaip asmenybė, tai kartu tobulėja ir komanda. Tai vėlgi labai svarbu ir dirbant su komanda, ypač su darbuotojais, yra suprasti, kad kiekvienas žmogus yra atskiras vienetas, atskiras individas ir kiekvienas žmogus turi savų privalumų ir savų trūkumų. Ir iš tikrųjų mano galbūt atėjusi patirtis iš praeito darbo, iš samdomo darbo, būtent iš Viasat televizijos, ko mokė mane ir mūsų vadovė buvusi, tai yra tai, kad žmoguje svarbiausia pastebėti tai, kas pas jį yra geriausia ir susitelkti. Mano kolega vienas man pasakoja, sako, žydai, tokios yra pozicijos, jeigu, tarkim, vaikui 2 dalykai labai gerai sekasi ir 2 sekasi labai blogai, tai tėvai susitelkia į tos 2 dalykus ir vaikui samdo korepetitorius, kur jisai yra stiprus. Ir atsisako tų dalykų, kurių vaikas nemoko. Lietuvoje dažnai, pavyzdžiui, vaikai, jeigu kažko nemoka, tėvai samdo korepetitorius, kad jie išmoktų, ko nemoka. Tai vėlgi mano asmeniškai pozicija tokia, kad iš tikrųjų reikia kiekviename žmoguje atrasti tai, kur jisai yra svarbus, kuris yra, kuris turi žinių, ką gerai sugeba padaryti ir susitelkti į tuos dalykus ir stengtis dirbti su tais dalykais, kuriuos jis moka, nes tais, kurių nemoka. Tai vėlgi rinkdami darbuotojus pačioj pradžioj turėjom nusistatę konkrečius kriterijus, kadangi verslo pradžioje sutarėm, kad patys pirmieji darbuotojai bus vieni svarbiausi dėl to, kad jeigu jie norės eiti su mumis toliau, mes juos investuosim ir vis tiek ateityje turime viziją plėtros, tai bus reikalingi, komanda didės ir bus reikalingos tam tikros pozicijos suvaldyti tam tikriems procesams ir atlikti konkrečius darbus. Kiek dabar darbuotojų turite? Turim 6 darbuotojus ir mes dviese su Justu taip pat kol kas dar už baro dirbame, tai taip jeigu paėmus 8 darbuotojai. Ar ateityje, kaip sakei, planuojate plėsti savo kolektyvą ir jeigu žmogus, kuris klauso šiuo metu mūsų įrašų, norėtų prisijungti prie jūsų, tai tikriausiai reikėtų sekti jūs Facebook'e? Taip, tai turim internetinį puslapį www.localt.lt, Facebook'e taip pat localt arbatos restoranas, tai turime planų šiais metais plėstis, be abejo viskas priklausys nuo rezultatų, bet taip, komandą nuolatos papildysime, kadangi projektą ne vieną esame jau nusimatę, tai dabar belieka paeiliui viską vykdyti. Ir tikriausiai kaip jaunas darbdavys galėtumėt suderinti lankstų grafiką darbuotojui. Taip, turim dabar iš tų 6 samdomų darbuotojų gal 3 studentai yra, tai grafikas lankstus ir mes į tai atsižvelgiam. Tai Dovaini, prieš tai kalbėjai, kad ruošiat planus pusmečiui, metams, tai kokie 2016 metų Localt tikslai būtų? Kokie tikslai? Tai iš esmės dabar turim 2 arbatos restoranus, tai tikslas būtų pilnai išdirbti stacionarios arbatinės modelį, kad turėtume apsirašę visus vidinius procesus, visus dalykus, kurie yra svarbus ir būtini tam, kad galėtume ateityje galbūt pasileisti franšizę, nes iš tikrųjų turim tikslą ateityje kaip verslo plėtros modelį naudoti franšizę. Taip pat norime šiais metais, jeigu pavyks, paleisti mobilią arbatinę. Norim pradėti dirbti su festivaliais, miesto šventėm, su renginiais. Na ir toliau jau eina smulkesni tie tikslai ir projektai, kas liečia pardavimus, kas liečia reklamą, žinomumą, tai planų tų daug. O kokie būtų, Dovaini, tavo asmeniniai tikslai, tavo paties tikslai? Mano asmeniniai tikslai, tai iš tikrųjų šiais metais vienas iš tikslų vėl pradėti sportuoti, sugrįžti į sporto salę. Taip pat vienas iš tikslų tapti kuo
didesnių pavyzdžių kitiems artimiems darbuotojams, kolegoms, tai iš tikrųjų savimotyvacijos tobulėjimo srity patobulėti. Ir iš tikrųjų galbūt pagrindiniai 2 tikslai reikėtų dar pagalvoti gerai. Ok, Dovainė, ar manai, kad Local Tea bus tavo paskutinis verslas? Nežinau, iš tikrųjų apie tai dar kol kas negalvojau. Galvojau tik apie galbūt investavimą, nes kažkada esu baigęs investavimo akademiją ir tokia irgi pakankamai sena svajonė pradėti investuoti. Tai dabar kol kas dar neturiu ko. Viskas suinvestuota kol kas, bet kas liečia investavimą, tai manau, kad tikrai pradėsiu. O ar turi kažkokių kitokių verslo idėjų, kurios irgi taip laukia, galima sakyti, savo eilės? Nebūtina jų įvardinti, bet... Pas mane pastoviai idėjų pilna galvoje. Kalbant apie idėjas, ar manai, kad reikėtų bandyti vaikytis idėjų ar tiesiog geriau koncentruotis su viena? Nes dažnai yra sakoma, kad geriau dirbti vieną darbą nuoširdžiai ir įdėti 100%, negu keletą darbų ir įdėti po 30%. Jo, aš irgi už tai, kad geriau prisėsti stipriau prie vieno darbo, prie vienos idėjas, negu ten lakstyti ir mėtytis, nes iš tikrųjų tas laikas yra ribotas ir iš esmės geriau jau pasitikrinti tą idėją ir pamačius, kad jinai nesėkminga, tai geriau jau apleisti tą idėją ir pradėti daryti kažką kito. Bet mano nuomonė, kad tiesiog reikėtų su vienu darbu užsiimti vienu metu. Ir kaip pats minėjai, sakai, geriau apleisti idėją ir visą kitą. Kaip manai, kiek idėjai reikėtų duoti laiko, kad tu supras, nes kartais tu taip įsimyli savo idėją, kad tu nenori jos paleisti, nors ir pats supranti ir žmonės iš šalies sako, kad jau viskas, jau laikas ją paleisti. Tai pirmas etapas, manau, rašant verslo planą, nes iš tikrųjų iš pradžių gali atrodyti vienaip, bet po to susiguldžius skaičius ant lapo ir susiguldžius už ir prieš, ištyrus rinką, paaiškėja, kad yra absoliučiai kitaip. Tai jau teko irgi su keletą istorijų girdėti, kai verslo planas 100 lapų būna parašytas ir padėtas tiesiog į stalčių. Tai praėjus pirmą etapą, jeigu pasirodo, kad idėja visgi potencialiai gera, kitas etapas, manau, turėtų būti būtent realizavus tą idėją bent jau pusę metų tikrai, kad pasitikrinti kažkokį tai galbūt ir sezoniškumą ir, manau, pusę metų tai drąsiai. Ir einant į epizodo pabaigą, norėčiau užduoti paskutinį tokį labai rimtą klausimą. Kokie būtų patarimai žmonėms, kurie irgi nori būti verslininkas ir pradėti kurti savo verslą? Tai iš tikrųjų pirmiausiai galbūt pradėčiau nuo to, kad reikia išsikelti tikslus. Tai turėtų būti vienas pagrindinis didelis tikslas ir smulkesni tikslai. Po to reikėtų gilinti žinias, tai tos pačios knygos, seminarai, kas padėjo man, kas padėjo mano kolegai ir kolegoms. Kitas dalykas iš tikrųjų yra turėti sektinus pavyzdžius, svarbu, nes pavyzdžiui, kai aš įstojau į Rotary akademiją, įstojau į Big Brother, Small Brother akademiją, gavau 2 mentorius, kurie man iš tikrųjų labai, labai daug padėjo. Aš kas 2 savaitės, kas 3 savaitės su jais nuolatos susitikdavau ir susitinku dar po šiai dienai, tai iš tikrųjų labai gaunu gerų patarimų, nes kažkada su knygoje perskaitęs mintį, kad visi pasaulio įtakingiausi žmonės ir turtingiausi žmonės yra turėję kažkokius sektinius pavyzdžius, mentorius, mokytojus. Tai linkėčiau kiekvienam turėti kažkokį sektiną ar sektinus pavyzdžius, kurie galbūt įkvėptų ir motyvuotų daryti kažką toliau. Na ir iš tikrųjų taip pat labai svarbus dalykas yra žmonės, kurie tave supa aplinkui, nes kažkada, kai buvo pati pirma diena Rotary akademijoje, vedėjas mums uždavė tokią užduotį, reiškiasi, susirašyti 5 žmonės, su kuriais tu daugiausiai praleidi laiko ir
užrašyti 3 strofas, tai yra pinigai, pasiekimai ir pažintys. Ir sudėti pliusus minusus. Tai bendroji sumoje, jeigu pliusų yra daugiau, tai reiškia, kad žmonės supantis tave motyvuoja, jie yra daugiau pasiekę ir tau yra, tikėtinai noras irgi pasistiepti. Jeigu pliusų ir minusų yra vienodai, tai greičiausiai, kad viskas tiesiog plaukia pasroviui, o jeigu daugiau minusų, tai tiesiog yra tikimybė, kad tie žmonės supantis tave, jie tave demotyvuoja. Tai vėlgi buvo porą epizodų pas mane patį gyvenime, kai pakeičiau savo draugų žmonių, su kuriais daugiausiai praleidžiu laiką ratą ir iš tikrųjų viskas kardinaliai pasikeitė. Tai vėlgi kiekvienam siūlyčiau tikrai apsižvalgyti aplink save, pasiskaičiuoti tą savo laiką ir galbūt jūsų dienotvarkė atsirastų dar 1-2 valandą per dieną, kurią jūs galėtumėte skirti tikrai įdomiems, pasiekusiems kažką žmonėms. Tai va. Na tai iš esmės, manau, tai yra vieni pagrindinių dalykų, kurie gali tikrai padaryti kažkokius kardinalius pokyčius gyvenime. O sakai, turėti draugų rate tokių pasiekusių ar jų rasti. Kaip manai, ar vienas iš būdų galėtų būti tiesiog, jeigu tu internete kažkur paskaitai apie žmogų, parašai jam ir pasiūlai susitikti, ar tai galėtų būti vienas iš variantų? Manau, kad galėtų, nes iš tikrųjų turiu keletą draugų, kurie būtent tokiu būdu ir susitinka su tais žmonėmis, tai iš esmės taip. Ir kitas dalykas, aišku, kažkam esu tai pasakęs, sako, kaip tokiam pasiekusiam žmogui aš galiu būti įdomus. Gal jam visiškai neįdomu, tai irgi vienoje knygoje, How to make influence and win and make friends. And make friends, jo. Tai joje sakoma, kad reiškiasi daug greičiau draugų susirasi tada, kai pradėsi domėtis kitais žmonėmis, o nebandysi parodyti save kaip nerealų, viską mokantį. Kai pradedi domėtis kitais, tada įvyksta iš tikrųjų stebuklai, tada žmonės pradeda tau atsiveria ir manau, tiesiog reikia nebijot pabandyti, šauna mintis į galvą, reikia realizuoti, nes daugiausiai svajonių gyvenime, reiškiasi, žlugo ne todėl, kad nepasisekė, o todėl, kad žmonės tiesiog nepabandė. Jo, todėl reikia daugiau klausytis ir mažiau šnekėti. Taip. Tai Dovaini, pabaigai pasakyk klausytojams, kuriuose Vilniaus gatvėse galėtume rasti Local Tea restoraną. Tai pirmoji yra Dominikonų gatvė 14, antroji yra Vilniaus gatvė 45 priešais Salomėjos Nėries gimnaziją. Tai visi, kurie esat Vilniečiai, tai visus labai kviečiu apsilankyti. Ačiū Dovaini, kad buvai šiandien su mumis. Ačiū tau. Ir susitiksim kitame epizode. Iki.